Sveiki. Tai bus labai trumpas intro, nes tiesiog nekantrauju parodyti jum, ką padariau su dirbtiniu intelektu. Kaip jūs galvojate, ar su dirbtiniu intelektu galima sukurti Facebook? Mes tiesiog ką tik sukūrėm Facebook'o svetainę nuo nulio. Galima. Ar galima sukurti Tinder? Ir matom, kad sukūrė Perfect Match. Ir štai galim rinktis iš katinėlių. Galima. Ar galima sukurti Excel programą? Tiesiog stulbinantis, neįtikėtinas dalykas. Čia pabandom, tarkim, C1 padauginti iš A2. Turėtų gauti 1200 ir turim 1200. Tikrai taip, galima. Ar galima sukurti savo Windows XP? Jūs teisus, galima. Taigi šiandien parodysiu unikalų įrankį, nieko panašaus nesu apžvelgęs dar savo pono Oblio kanale, todėl neturiu nekantrumu ir labai noriu, kad jūs tai pamatytumėte. Video bus gan ilgokas, bet žiūrėkite video iki galo, jeigu norit pamatyti visas galimybės, ką tik sugeba šis modelis. Ir, nieko nelaukia, pradėkim. Štai čia yra visiškai nemokamas įrankis, leidžiantis kurti svetainės ir programas, naudojant užklausas ir URL adresus. Tam, kad užsiregistruoti, galim naudoti Google arba Discord paskyrą. Tiesiog paspaudus šią login ir pasirinkus savo Google paskyrą, galima taip lengvai prisijungti. Svetainės programėlėm kurti rekomenduoju naujausią Sonnet modelį, bet galim pasirinkti iš Sonnet, GPT-4o ir senesnių Anthropic modelių, tai Haiku, Sonnet 3 ir Opus. Šis įrankis egzistuoja jau kurį laiką, tačiau jis iki šiol nebuvo toks galingas, o labai daug dėmesio susilaukė būtent išleidus Anthropic 3.5 Sonnet. Tai yra cloud versija, kurią jau nekartą esu apžvelgęs pono Oblio kanale. Ir šio įrankį naudotis yra itin paprasta, taigi aš galiu tiesiog čia viršui parašyti tai, ko noriu. Kaip pavyzdys galiu tiesiog įvesti Cool Shoes Store, tam, kad jis sukurtų batų parduotuvę. Kūrimo procesas vyksta gan greitai, gan sklandžiai, keletą sekundžių ir turim puslapio šabloną. Kaip matom, pasitelkia kažkokį tai dirbtinio intelekto paveikslėlių generavimo įrankį ir mums netgi sukūrė batus. Kaip matom, turim kainas, turim labai futuristinius batus ir šią svetainę mes tiesiog galim atsiųsti kaip HTML failą paspaudę štai šią ikonėlę. Ir tarkim, norim kurti bet kokią svetainę, tai mums dizainerio praktiškai nebereikia, užtenka tiesiog pateikti užklausą į šią programą ir gausim tai, ką norim. Įdomiausias dalykas, tarkim, jeigu norim pridėti kažkokį papildomą puslapį, mums visiškai nereikės nei programuoti, nei išmanyti HTML kodo ar kažko panašaus. Tarkim, šioje svetainėje nematau puslapio apie mus. Ką aš galiu padaryti? Tiesiog čia viršui įrašyti About Us ir stebėkit magiją. Ir tiesiog čia ir dabar yra sukuriamas visiškai naujas puslapis. Negana to, yra pilnumoje aprašomas ir atsiuntus HTML kodą pilnumoje modifikuojamas, tai yra, tikrai fantastika. Štai, taip paprastai galim tiesiog kurti įvairius variantus, tiesiog iš naujo paleisdami puslapį ar grįždami į namus, taip pat ir papildomus puslapiukus, ar ne? Tarkim, jei tai būtų parduotuvė, kurtumėm kaip pavyzdys savo parduotuvę, tai savaime suprantam, kad turėtų būti krepšelis. Tačiau, kaip matot, krepšelio nei kairėje, nei dešinėje nėra, todėl aš jo paprašysiu, kad tiesiog čia viršui, kad pridėk krepšelio ikonėlę dešinę viršui. Tiesiog tai rašau ir stebėkit, kas atsitinka. Neįtikėtam, ne? Štai paprašėm ir gavom savo pirkinių ikonėlę, į kurią turėtų sukristi nupirkti produktai. Visos šios nuotraukos, jos yra generuojamas tik tam, kad susidarytų bendras vaizdas, jas galėsite pakeisti. Taigi viską čia ir dabar galite koreguoti tiesiog teikdami užklausas viršui. Tiesa, kiekvieną kartą kuriant svetainę, sukuriama nauja jos versija ir tarkim mums nepatiko kažkokie atnaujinimai, tarkim šis atnaujinimas kaip pridėjo krepšelį. Ką mes padarom? Tiesiog ištrinam šitą iteraciją ir galim nueiti ten, kur žiūrėjom About Us. Taigi mes grįšim keliais žingsniais atgal ir kaip matot, mes krepšelio jau nebeturim. Jeigu padarėt kažkokius pakeitimus, kuriem nepatinka, tai šis grįžimas atgal labai panašus kaip Ctrl Z. Man naudojant Mac yra
Command Z, ta prasme, kad grįžti atgal. Tarkim, man iš tikrųjų patiko pats pradinis variantas, kuris buvo sukurtas. Aš grįšiu jį, kai dar nebuvo nei abautas, nebuvo nei krepšelio. Ir tarkim, aš kuriu svetainę, kuri bus tarptautinė. Ir yra toksai momentas, kad tarkim, norint pridėti dar papildomą funkcionalumą, štai čia galim užeiti į Customize, taigi mums sukurs iš karto realių laikų Customize puslapį, kuriame, kaip aš įsivaizduoju, turėtum galėti modifikuoti batus, ar ne, pritaikyti savo poreikiam. Tiesiog tai fantastika, tai tiesiog keista sakyti, bet iš dalies rauna stogą. Įsivaizduokit, kad šią svetainę mes norime pritaikyti, tarkim, tarptautiniai prekybai. Ką mums tai reikia įrašyti? Tai kaip ir paprastam web puslapį, viskas prasideda nuo įrašyto klaustuko ir tada įrašysim, tarkim, currency JPY, tai yra Japonijos jenos, kad būtų galima skaityti ne tik JAV doleriais, bet ir japoniškom jenom. Ir kaip matot, štai tai paprastai su paprasčiausia užklausa. Mes čia viršuje dabar turim ir japoniškas jenas, ir JAV dolerius, ir eurus. Ir kas įdomiausia, modelis net nepatingėjo išversti visą svetainę į japonų kalbą, kas yra absoliučiai beprotiška. Iš tikrųjų, fantastika, ką sugeba šis dirbtinis intelektas pasitelkęs Cloud 3.5 Sonnet. Dar, tarkim, vieną konfiguraciją, kurią aš norėčiau atlikti, man nepatinka baltas fonas. Tai aš tiesiog prie to, kad įrašiau currency lygų JPY, kad pridėtų valiutą, aš dar galiu pridėti and ir, tarkim, dark mode lygų on. Kaip pavyzdys, pažiūrėkim, kaip tai atrodys. Ir štai tai visiškai paprastai, be jokio programavimo žinių ir, turim japonišką ir tamsią svetainę. Tai yra fantastika. Tai, kaip matėte, bet kokio tipo svetainės su šiuo daiktu kurti lengva. Dabar pabandykim kažką įdomiau. Tarkim, pabandykim sukurti, lietuviško puslapio Delfi analogą, ar ne? Tiesiog įrašom Delfi LT ir pažiūrėkime, ar modelis supras, ko mes iš jo norim. Tai tiesiog neįtikėtina. Ką padarė šis modelis? Tiesiog žvilgtelėjo į Delfi LT svetainę ir pabandė nusikopijuoti spalvas, netgi panašus šriftai. Ir štai taip paprastai mes turim svetainiai kažkokį tai šabloną. Tarkim, jeigu užeisim į Delfi LT orai, turėsim orų svetainį. Tik man labai įdomu, kuriuos metus rodys. Labai abejoju, kad rodys dabartinę datą. Vau, fantastika tikrai. Šį video geras. Šį video įrašinėju pirmadienį, Liepos 1. Ir štai mes turim nuo pirmadienio iki antradienio. Ir temperatūra labai panaši. Šiandien turim apie 20, kai yra šiek tiek vėsiau. Ir visas šią savaitę bus vėsiau. Taigi orai yra tikri. Jeigu norime koreguoti, vėlgi einam į download website ir atsisinčiam ir toliau koreguojam jau turimą šabloną. Taip pat šis modelis gali kurti apskritai neegzistuojančias svetainės. Aš tarkim įsivesiu kažką tokio į Animals Encyclopedia ir pasižiūrėkim, kaip tai atrodys. Ar sukurs gyvūnų enciklopediją. Štai taip paprastai turim vėl absoliučiai kitą puslapį. Čia galim ieškoti gyvūnų. Tarkim, galim užeiti pasižiūrėti į žinduolius. Kaip matot, atsiranda naujas /mammals puslapis, kurį vėl realių laikų sukuria tiesiog mum. Taigi, jeigu norėsim išsikopijuoti tiesiog tą kiekvieną svetainę, mes turim kopijuotis ir išsisaugoti. Puiku. Štai tiksliai matom, kad paveikslėliai yra generuojami čia ir dabar, nes, matom klaidų, kaip delfinas su 2 pelekais ant nugaros. Ir kaip čia kažkoks gyvis. Matom tikrai, kad yra generuojamas kažkokiu diffusion modeliu. Ir dabar parodysiu dar kai ką. Tarkim, prieš tai rodžiau, kaip galima pakeisti valiutą, jeigu tai yra parduotuvė. Modelis pats padarė japonų kalbą ir panašiai. Padarėm tamsų maudą. Šiuo atveju mums nereikia
tarkim, valiutos, ką mes galim padaryti, tiesiog vėl įrašom klaustuką ir įvedam language kaip pavyzdys, nežinau, Spanish and dark mode lygu true. Kaip matot, prieš tai aš rašiau dark mode lygu on, dabar rašau dark _mode lygu true, reiškia, kad čia nėra nustatytų komandų, tiesiog šnekamąją kalbą įrašot tai, ką norit matyti. Todėl šitų visų komandų jums nereikia įsisaugot, tiesiog turėkit omeny, kad tai vyksta pokalbis su šiuo modeliu ir realiai, ko jūs prašot, na, tą ir turit. Pasižiūrėkime, ar modelis sukurs ispanišką web puslapio variantą. Kaip matom, taip, yra viskas ispanų kalba ir kaip paprašėm, yra tamsus variantas. Paveikslėlį vėl buvo iš naujo pergeneruoti ir dabar tiesa reikia, aš bandau visokius Spanish, o jeigu aš pabandysiu Lithuanian, kažin ar pavyks ar ne, ir ištrinkim tą, tarkim, dark mode. Aš tiesiog sėdžiu, nes aš ir pats pirmą kartą bandau, o dabar sėdžiu ir tiesiog bandau šį modelį ir to pačiu rodau jum. Taigi visą svetainę tiesiog čia ir dabar išvertė į lietuvių kalbą. Ir na gerai, pabandykim sužinoti daugiau apie liūtą. Paspauskim sužinoti daugiau. Kaip matot, mūsų kintamosios saugoja, tai yra language Lithuanian. Ir štai matom puikų aprašymą, kad liūtas tai yra viena iš 4 didžiųjų kačių. Na, ne visai gerai verčia, bet štai turim viską, pagrindinius faktus, mokslinį pavadinimą, patinai kiek sveria patelės, koks yra ilgis ir panašiai. Čia netgi yra kažkokia nuoroda į YouTube. Tiesiog mes galim sukurti kokią tik norim svetainę. O, sugalvojau, pabandykim sukurti Facebook analogą. facebook.com. Kaži ar pavyks, ar nebus kokio copyrighto. Viršui tiesiog rašom facebook.com. Nieko daugiau nereikia rašyti, kad ten sukurk ar kažkas panašaus. Tiesiog rašom facebook.com, kaip matom, modelis dadėjo HTTPS. Geras. Tiesa, aš dabar ką pagalvojau, vat iš to modelių, tai bus fantastinis įrankis sukčiam, kurie galbūt kurs bankų loginus, o kaip čia matom, Facebook'o ar Instagram'o ar Twitter'o. Ir, na, pabandom įsirašyti ponas obolys.lt ir obolys.1 slaptažodis ir pabandom login paspausti. Netgi appas paklausė, ar norite saugti šį slaptažodį. Tai atrodo legit svetainė. Geras. Wow. Mes tiesiog ką tik sukūrėm Facebook'o svetainę nuo nulio. Aišku, jinai neidentiška, bet mes tiesiog galim čia viršui įrašyti add my profile picture, tam, kad pridėtų profilio paveikslėlį. Aš spėju sugeneruos su Diffusion kažkokį paveiksliuką ir užrašys ponas obolys, bet tai tiesiog neįtikėtinas būdas pasižaisti. Sukūrė tiesa moterį juodaodė ir ponas obolys, gyvenantis Vilnius Lithuania ir dirbantis Lietuvos obolių asociacijoje. Neįtikėtina. Tiesiog fantastika. Pasižiūrėjom, kaip atrodo Messages. Ar tai panašu į Messengerį. Ir kas įdomiausia, šis įrankis yra absoliučiai nemokamas. Jums tiesiog reikia prisiregistruoti ir naudoti. Nėra jokių ribojimų, ten žinučių kažkokio limito ir panašiai. Tiesiog įmat ir kūrėt. Štai, sukūrė mum draugus Joną Jonaitį, Eglę Pavardienį ir Martyną Lietuvininką. Kadangi mes prieš tai kalbėjom apie lietuvių kalbą, tai matomai iš karto ir kūrė. Čia galim rašyti. Labas, kaip tau sekasi. Visumai tiesiog, na, parašykit komentaruose, ką manote apie šį įrankį. Aš asmeniškai manau, kad jis yra stulbinantis ir aš jau dabar besižaisdamas su šiuo įrankiu matau begalę jo panaudojimo galimybių ir tokiem ypatingai web dizaineriam, kurie, na, nenori praleisti valandų koduojant, tiesiog gali įrašyti ir modelis sukurs svetainę nuo nulio. Na, pabandykim kažką įdomiau. Pavyzdžiui,
sukurkim socialinį tinklą šunim. Taigi rašom make a Twitter, but all the users are dogs. Reiškia, paprašiau, kad sukurtų Twitterį ir visi vartotojai turėtų būti šunis tame Twitter'yje. Ir štai, kaip matom, sukūrė Twitterio kažkokį tai kopiją ir čia labai juokingai, jeigu paskaitysite angliškai. Tai tarkim, čia jau vyksta susirašinėjimas, tinklas vadinasi Barker. Ir štai Buddy Goodboy rašo, aš gaudžiau savo uodegą 10 minučių. Manau, kad jau greit pagausiu, artėju link to. Ir čia galima numesti kauliuką. Rebark. Geras. Nes, retweet būdavo Twitter'e, o čia rebark, reiškia pervoti. Arba pakasyti pilvuką, reiškia spaudžiant širdelę. Taip pat kiti susirašinėja ir panašiai, pabandom, ką nors mes irgi rašyti, tai pavyzdžiui, woof put, ar ne, ir paspaudžiam bark. Kaip ir Messengerį, tai neveikia. Tas aš žiūriu viršui, kažkodėl mūsų nepakeitė svetainės. Dabar galvoju, užeisiu į patį Twitterį ir pabandysiu, kadangi čia viršui pamačiau, kad galima įkelti nuotrauką. Taigi aš pabandysiu išsikopijuoti elementus iš tikrojo Twitterio ir pažiūrėsim, ar šitas dirbtinis Twitteris gali tai padaryti. Taigi suradau seno Twitterio, kaip atrodo vadinamas sidebar. Jį dabar įkelsiu čia ir įrašysim kažką panašaus kaip add this left sidebar, also add right sidebar like Twitter. Ir pažiūrėkime mūsų dizainą priartins prie senojo Twitterio. Kaip matom, dabar teisingai jau pakeitė mūsų naujo socialinio tinklo adresą, kuris yra barker.com. Ir štai matom, kad atsirado šiek tiek klaidelių, bet tai galim pakoreguoti. Čia netgi matau, kad pabandė sukurti panašias ikonėlės ir štai atrodo labai panašiai. Čia yra hashtagai vadinami, tai yra, reiškia, Squirrel Watch yra voveraičių stebėjimas, nacionalinė pilvuko kasimo diena ir Pupičino Love. Tai čia kažkas būtų irgi labai panašaus, tai čia galima sekti netgi kitus šuniukus. Tai iš tikrųjų stulbina, tai yra absoliutiškai neįtikėtina, ką šis modelis sugeba. Dabar sugalvojau, kad mes galim sukurti Tinderį, bet Tinder'e visi vartotojai turėtų būti katės. Taigi rašau create a Tinder, but all the users are cats. Pažiūrėkim, kaip seksis su pažinčių svetainė. Ir matom, kad sukūrė perfect match. Ir štai galim rinktis iš katinėlių. Tai yra 3 metų Luna, labai graži nuotrauka. Siamo katytė, ieško kompanioną. Ir yra Oliveris 2 metų. Ir čia galim laikinti arba atmesti. Pabandykim palaikinti. O, veikia. Pabandykim atmesti katinėlį. Ir tiesiog. Ok, gerai. Šis modelis turi kur kas daugiau funkcionalumo negu vien svetainių kūrimas ar jų kopijavimas. Su juo iš tikrųjų galim kurti neįtikėtinas programas. Tarkim, dabar aš įrašysiu tiesiog piano.synth. Yra panašus puslapis, kur galima užeiti ir tiesiog groti su dirbtiniu pianinu. Pažiūrėsim, ar pavyks šią modelį tai padaryti. Ok, pabandom. Aha, tik matau, kad čia galim pasirinkti, bet jisai negroja. O, groja, geras. Neįtikėtina. Ir netgi mums pridėjo kažkokių efektų. Release reverb, tarkim, pakeliam. Wow, tai pilnumoje veikinti programa. Ok, gerai, čia labai yra fantastika. Pasižiūrim kitokius. Kaip matom, galim keisti garsus. Ok, dabar dar vienas būdas, jeigu, tarkim, mums patiko, ką mes štai ką tik susikūrėm,
Mes tiesiog galim paspausti šią širdelę ir visą tai išsisaugoti. Taip pat galim paspausti šitą vadinamą bookmark ir išsaugosim kaip piano. Taito bus piano ir štai čia pasivadinsim taip pat piano. Kam tai darau, parodysiu šiek tiek vėliau video. Matys, kad tai yra labai įspūdinga. Ir va taip tiesiog nieko nebereikia spausti ir update ir mes turėsim savo piano. Ir mūsų adresas bus websim.ai @ponasobalys, ar kaip jau pasivadinat, /piano. Taip pat galim pabandyti susikurti kitokių muzikos instrumentų, kaip pavyzdžiui yra labai geras puslapis WebJowl, kuris taip pat naudoja dirbtinį intelektą, pabandykim jį susikurti. Nuo nulio. Aha, matau, kad sukūrė kažką panašaus, bet ne su muzika. Gerai, pabandykim sukurti dar kai ką. Taigi pavadinsim šitą dalyką audio vaizduokliu. Create audio visualizer. Tai toks dalykas, kuris parodo, kaip groja muzika vizualiai. Pažiūrėkim, kaip modelis tvarkys su tuo. Kol kas nieko nerodo. Tuomet įkelsiu muziką. Ši muzika buvo kurta su audio.ai, tai Suno AI alternatyva, konkurentas. Taigi pabandykime kelti tiesiai muzikinį kūrinį ir ko gero čia reikėtų paspausti, kad grotų. Hei, girdėjau jau, kad tu taikliai šaudai, vištas ant trigerio, niekada nesnaudžia, greit nusiteikai. Fantastika, ar ne? Kaip galim sukurti nuo nulio. Čia yra kitokių pasirinkimų, bandom waveform. Paspaudė, kulka tik ir nori, kraują išsimaudyt, ranka iškelta, tiesiai akių aukšti, ginklas klusnus mažiausio krustelėjimo plauso, veidas loviai ramus, žiniai tau tai tinka, staigus pirštų judesi, moterims patinka. Neįtikėtina. Taigi, jeigu norim pridėti kažkokią papildomą funkcionalumą, vėl tiesiog rašom čia. Add more. Na, paprašiau šnekamąją kalbą, kad pridėtų daugiau vizualizacijos formų. Ir pažiūrėsim, ar tokia paprasta užklausa duos rezultatą. O taip, reikia iš naujo įkelti dainą. Vėl įkeliam su audio AI sukurtą muzikinį kūrinį, kuris kopijuoja cell kontrolinį šūvį. Ir jeigu prieš tai turėjom 3 pasirinkimus, dabar turim 5. Jautrumą galim keisti spalvas. Taigi bandom paleisti. Hei, girdėjau, kad tu tai. Ir štai va taip paprastai atsinaujinom išvaizdą. Taigi pažiūrim, ką naujo sukūrė. Okay. Dar tokius turim. Ir čia galim keisti monochrome, cool, warm ir jautrumą. Tiesiog įspūdinga, ne? Kadangi prieš tai buvom suklydęs su svetainės pavadinimu, man dar kilo idėja, kad mes galėtumėm sukurti tiesiog paprastą Microsoft Paint. Ir pabandom tiesiog užklausti Create an Interactive Microsoft Paint App. Ir pažiūrėkim, ar sukurs Paint'o programą. Aha, geras. Štai ką mes čia turim. Na, šiek tiek nepanašu į Paint'ą, bet štai čia gali pasirinkti pieštuką ir pažiūrėkim, ar jisai piešia. Reikia tiesiog palaukti, kol iki galo užkraus, tai dabar turėtų piešti. Fantastika. Taigi čia turim pieštuką, čia turim trintuką, čia turim kažkokį tai kitokį, galim storinti linijas. Geras. Ir netgi galim pasirinkti spalvas. Šaunu. Ką tas dalykas reiškia? Aha, galim nuspalvinti tiesiog foną, grinai kaip Paint'e. Ir štai čia pasižiūrėkim, manau, kad galima piešti apskritimus. Tačiau man kažkodėl nepiešia. Ir teksto dėja nerašo. Na, pabandom gal ant tuščio. Ne, šie keli mygtukai neveikia, bet čia galima piešti ir rašyti. Ir nupiešim tiesiog obuolį. Geras.
Išsisaukim šitą, vadinkim MS Paint. Ir čia išsaugokim, pavadinkim tiesiog Paint, ar ne, kad būtų lengviau atsiminti. Štai turim jau antrą programą, turim piano ir turim Paint. Dar ką sugalvojau, tai mes galim paprašyti, kad padarytų, tiesiog pabandysim sukurti Microsoft Excel. Kaip matot, naudoti dar negalim, nes čia eina linija, kuri kūrė iki galo. Gerai, štai mums sukūrė Excelį. Na, pabandom įsirašyti, pavyzdžiui, čia 10, čia 20, toliau čia pabandom įsirašyti 30. Ir dabar pabandom formulę pritaikyti, tai būtų lygu A1 plus A2 plus A3 turėtų gauti 60. Pažiūrėsim, ar veiks. Tiesiog stulbinantis, neįtikėtinas dalykas. Čia pabandom, tarkim, C1 padauginti iš A2. Turėtų gauti 1200 ir turim 1200. Tai pilnumoj veikianti Excelį, ką tik susikūrėm. Ir tai būtinai irgi išsisaugom, kad turėtumėm ateičiai. Excel ir čia pavadinsiu tiesiog Excel. Kadangi galim kurti programas tokias kaip Microsoft Paint, kaip Excel, kaip piano, aš pagalvojau, kodėl mums nesusikurti tiesiog Windows XP, visos operacinės sistemos. Na, jau galim kurti programas, kodėl negalima operacinių sistemų kurti. Todėl pabandykim, susikopijuojam, iš anksto paruoštą užklausą ir bandom pasileisti. Labai abejoju, kad pavyks sukurti operacinę sistemą, bet, na, viską darom, kad ištestuoti. Na, aš jau matau Windows XP būdingą apatinę juostą su žaliu start mygtuku ir juosta buvo mėlyna ir netgi dabartinis laikas. Dabar, kai rašinėjau iš video, yra po 10:03 minutės. Būtent tai įrodo čia. Paspaudžiam start. Wow, turim internet, email, my documents, pictures. Pažiūrėkim, ar veikia. Na, meniu jokie neveikia. Gerai. Pamenat, mes kūrėm pianino programėlę, kūrėm Excelį ir panašiai. Pabandom juos pridėti, kad turėtumėm kažkokių ikonėlių ant desktopą. Tai tiesiog vėlgi rašom, įkopijuojam pavadinimą, tai buvo ponas obalys.piano. Ir pažiūrėkim, čia turim piano, pažiūrėkim, ar jinai veikia. Veikia ir netgi galime išdidinti langus, nuleisti langą į apačią, tik tai, na, gaila neatsiranda jisai. Ir pažiūrėkim, ar pati programa veikia. Gražu. Gerai, tada pridėkim likusias, pridėkim mūsų Paintą. Taigi vėl įsikopijuokim, kad pridėtų mūsų Paintą su šito adresu. Turėsim daugiau programų, vėliau dar pridėsim ir Excelį. Tai kaip matom, pridėjo ir Paintą. Tiesa, programėlė pradėjo šiek tiek lėčiau veikti, ko gero yra labai daug naudotojų. Na, bet kuriuo atveju, tai paprastai galim pridėti visus elementus. Taigi, kaip mato čia, galim pasižiūrėti kitų entuziastų sukurtus puslapius, sukurtus žaidimus ar programas. Galim tiesiog čia labai lengvai pasileisti. Taigi aš matau Doom simuliatorių, žaidimo Doom. Pabandom click to start. Ir pabandom pažaisti, kad žinai, ar mums pavyks. Padarom pilną ekranų. Na, tikrai atrodo kaip Doomas. Ir dabar su rodiklėlėm į apačią į viršų aš valdau. Gerai, spaudžiam New Game. Geras, neįtikėtina. Ir va taip paprastai aš tiesiog vaikštau po kampus. Tai visiškai yra sukurta nuo nulio. Ir su tiesa nešaudo. Nežinau, su ko šaudyt. Su S raidė šaudo. Gerai, pabandom pažaisti šį žaidimą. Wow, geras.
Tiesiog neįtikėtina, tai tiesiog man... Aha, per dūmą aš kiek atsimenu, negalėjom šokinėti. Ok, ir nežinau, ką toliau daryti ir kur čia galima nueiti būtų. Na, bet kuriuo atveju tai yra absoliučiai neįtikėtina, ką šis įrankis sugeba. Taigi, buvo išsami šio įrankio apžvalga. Galim susikurti praktiškai ką tik norim, kokius norim puslapius. Tik man keista, kad šis dirbtinio intelekto modelis iki šiol yra nemokamas ir abejoju, ar jis ilgai išliks nemokamas, nes, na, ir turėti tokį galingą serverį ir naudotis Cloud 3.5 Sonnet ir generuoti paveikslėlius, ir aš tikiu, kad apkrova yra didžiulė, na, visą tai kainuoja pinigus, todėl po to, kai paspausit like ir prenumeratos mygtuką, galite bėgti ir bandyti šį modelį. O į puslapį patekti labai lengva, tiesiog įveskit websim.ai. Taigi šiandien buvo tiek, iki sekančio video. Ate.